Tomai, rungtynės pralaimėtos 0-1 prieš Vilniaus Žalgirį. Kokios tos pirmos mintys po rungtynių? Tai blogos mintys, jau kelintos varžybos kartojasi, kaip ir žaidžiam gerai, kontroliuojam žaidimą, treneris po varžybų tą patį sako, bet momentų neišpildom ir įvarčių neįmušam. Kas pradžioje nebuvo problema ta realizacija progų, tai dabar pastaruoju metu labai atsiliepia ir nuo to kenčiam. Tai jau kelintos varžybos, jau reiškia, kad tendencija ir turim ieškoti kažkokių tai raktų, kitų, nežinau, bandysim persigrupuoti kažkaip. Kalbant apie kėlinius, pirmam kėlinį labai gerai pradėjom, tada kažkiek žaidimas apsilygino, antro pradžia vėl kitokia, kiek galbūt skiriasi tie du kėliniai? Nežinau, tai antram jau kai praleidom, jau metėm visas pajėgas į priekį. Aišku, pradžioje pradėjom labai gerai, iškart keli momentai. Būtumėm įsimušę, manau, tikrai būtų lengvesnis varžybos. Tada neįsimušėm vienu, antro, kažkiek Žalgiris perėmė kontrolę, kampinė tenai keli, pavojus prie mūsų vartų, toks biškį apsilygiavo žaidimas. O antram kėlinį įvartis jau pakeitė, viską pakeitė varžybas, tada jau jie užsidarė, mes atsidarėm ir galiausiai neradom kelių iki vartų. Tas praleistas įvartis iš tavo pozicijos žiūrint, kas ten nutiko? Reiks išanalizuoti, bet labai skersas lengvai padarytas, žemas skersas pro 3 žaidėjus praėjo ir palikom laisvą žmogų, tai nežinau, kaltų neieškom, žiūrėsim, analizuosim. Virš 8000 žiūrovų, Dariaus ir Girėno stadione, top lyga tokių skaičių nėra mačiusi. Kiek smagu dėl žiūrovų ir kiek liūdna, kad vėl nepavyksta padovanoti jiem pergalės? Įspūdinga tikrai atmosfera, ačiū labai visiems žmonėms, kurie atėjo Green White Boysams už palaikymą ir iš tikrųjų nuo pat himno, kai pradėjau giedoti, tai širpuliukai netėjo per kūną, tai visai kitas futbolas, jau jautiesi, kaip mes juokiamės, kaip futbolininkas jautiesi jau tokiam stadione žaisdamas ir tikrai gero lygio varžybos ir tą duoda ir tas jaučiasi mums ir labai smagu, norėtųsi dažniau, aišku, kaip sakai, gaila, kiek susirenka, nelabai padovanojo mes pergalės, bet gal taip sutampa.